Į Lietuvą Liudvikas Jakavičius atvyko pernai rudenį. Meksikoje gimęs knygnešio Liudviko Jakavičiaus provaikaitis nusprendė, kad Lietuvoje geriausia gyventi. 30-metis metė gerai apmokamą darbą Ispanijoje, paliko artimuosius ir atvyko į Šiaulius. Prieš 10 metų pirmą kartą lankydamasis Lietuvoje nusprendžiau, kad noriu čia pasilikti. Vis atidėliodavau sprendimą persikraustyti. Kasmet pažadėdavau, kad jau kitais metais gyvensiu Lietuvoje. Pagaliau pernai pasakiau savo darbdaviams, kad metu darbą ir atvykstu į Lietuvą. Jaunuolis atsisakė ir paskaitų politikos mokslų bakalaurą, jis mokosi savarankiškai nuotoliniu būdu. Šiauliuose Liudvikas kuria radijo programą ir rašo apžvalgas žiniasklaidai. Tačiau šios veiklos Liudvikui pasirodė maža. Jis nusprendė užsirašyti į karo tarnybos savanorius. Dabar galiu atlikti privalomą karo tarnybą, reikia ir naudotis progą. Dirbti galėsiu ir vėliau, juk po 10 metų nebegalėsiu tarnauti. Dirbdamas gaučiau daugiau pinigų nei tarnaudamas, bet tikiu, kad kariniuose mokymuose išmoksiu daugiau nei darbe. Liudvikas sako, kad šeima jo sprendimą palaiko, tačiau draugai stebisi. Šeima palaikė, bet draugai sakė, kad išprotėjau, nes juk prarasiu 9 mėnesius savo gyvenimo. Jie gąsdino, kad man tarnauti bus sudėtinga, nes nekalbu lietuviškai. Nemanau, kad elgiuosi kvailai. Aš tikiuosi, kad kariuomenėje išmoksiu disciplinos. Aš esu Liudvikas. Labai malonu. Man taip pat. Be disciplinos savanoris tikisi pramokti ir lietuvių kalbos. Jaunuolis lietuviškai nekalba, bet vasarą jau lankys intensyvius kalbos kursus. Liudviko senelis emigravęs į Argentiną kalbėjo lietuviškai, tačiau ten gimė vaikai, tarp kurių ir Liudviko mama kalbėjo tik ispaniškai. Tad Lietuvos piliečiui tenka mokytis ir pasakyti tai, kas parašyta jo pase. Aš esu iš Lietuvos. Liudvikas, kad galėtų gyventi ir tarnauti Lietuvoje, atsisakė kitos šalies pilietybės, tačiau jis neabejoja, kad visada gyvens Lietuvoje. Žingsnis po žingsnio Liudvikas ruošiasi karo tarnybai. Iki lapkričio jis nori ne tik pagilinti lietuvių kalbos žinias, bet ir fiziškai sustiprėti. Savanoris pasirinko tarnauti Radviliškyje oro pajėgų bazėje. Liudvikas tiki, kad pakels kariuomenės naštą. Nesijaudinu, bet žinau, kad tarnauti nebus lengva, turiu išmokti lietuvių kalbą. Gal likus savaitę iki išvykimo į dalinį pradėsiu jaudintis, bet dabar esu atsipalaidavęs. Liudvikui keista, kad jaunuoliai nori išsisukti nuo karinės prievolės. Savanoris sako, kad tarnauti kariuomenėje turėtų kiekvienas. Mažai šaliai labai svarbu turėti privalomą karo tarnybą, kad visi piliečiai galėtų prisidėti prie valstybės gynimo. Pavyzdžiui, Izraelis turi stiprią armiją, nes ten privaloma visiems atlikti karo tarnybą. Norėčiau, kad ir Lietuvoje nebūtų jokių išimčių. Karo tarnybą turėtų atlikti vyrai ir moteris, esu už lyčių lygybę. Į karo tarnybą šaukiami ir užsienyje gyvenantis lietuviai. Beveik 5% pašauktųjų deklaravę, kad išvykę iš Lietuvos. Kokia jų dalis prisistatys į Lietuvos karo centrus dar nėra aišku, tačiau karo prievolės viršininkas tikisi, kad emigrantai atlikti savo pareigos nepabūgs. Yra tokių grįžtančių iš emigracijos ir užsirašančių ir savanoriais taipogi. Kitas dalykas, kad besidominčių tikrai daug. Aišku, galbūt sudėtinga yra iš karto mesti užsienyje darbus ir grįžti į Lietuvą, bet mes manom, kad jų skaičius papildys tikrai kariuomenės gretas. Tačiau ne visi tokie patriotiški kaip Liudvikas, jau dabar emigrantai ir jų artimieji sunerime, ką reikės daryti, jei gavo šaukimą, o gyvena kitur. Nuo tarnybos atleisti svetur studijuojantis jaunuoliai, besislepiančių nuo tarnybos padės ieškoti ambasados. Prievolininkams taip ir neatvykus į centrus, nepateikus laiku dokumentų, gresia baudos iki kelių šimtų eurų. Jeigu jau perinama į vengimą karo tarnybos ar bandymą įsisukti nuo karo tarnybos, tai gresia ir baudžiamoji atsakomybė. Tai iki laisvės atėmimo iki 3 metų maksimali bauda. Liudvikui baudos tegresia, jis pasiryžęs tarnauti, o po kariuomenės ilgam užsikabinti Lietuvoje. Liudvikas dabar laukia ne tik kariuomenės, bet ir kada į Lietuvą sugrįš ir jo mama.